Kur tu, mano senas draugė? Aš taip vėl norėčiau sudaužt tauraus vyno taurę. Kur tos dienos, kurios subėrė žemėn mūsų kraują? Atnešk sąmonės ant delno ąsočio molis. Kartais kelyje sustokite. Praėjo rugiai. Aš prašau, lėtas žvilgsnis. Gerai. Kartais kažkas kelyje nepasakė. Atsigręžkite. Jau praėjo rugiai. Lėtas pasakojimas, švelnus prisilietimas. Tai vyšnių sodas, šventas prisiminimas.
Sveikas. Tai tu tas žmogus iš nuotraukos, kuri gal 20 metų kabėjo muzikos mokyklos antram aukšte. Atsimenu, eidavau pro antro aukšto stendą ir įsižiūrėdavau į ten esančias nuotraukas ir ypatingai vieną, kur tamsių plaukų jaunuolis sėdėdavo prie fortepijono, susikaupęs ir grojo konkurse, berods Balio dvarioną. Ir aš nuolat pagalvodavau, ką šitas žmogus dabar veikia. Ir vietoj to, kad nueičiau ir ko nors paklausčiau iš mokytojų, aš pats susigalvojau savo vaizdą galvoje. Tas žmogus tikriausiai dabar yra arba architektas, arba inžinierius, arba dar kokios vyriškos rimtos specialybės atstovas. Ir svarbiausia, jisai turėtų turbūt gerai skaityti vis dar iš lapo. Tai dėl pastaro dalyko tikriausiai neklydau. O kita vertus būti kompozitorium tikriausiai tas pats, kas būti ir architektu, ir inžinieriumi, ir dar daugiau. O dabar tikriausiai tu norėtum nueiti pas savo pirmą mokytoją. Tai klasė ta pati. Aš galiu tave palydėti. Sveikas, Antanai! Senokai matėmės. Jei neklystu, tai buvo tuo metu, kai mokykla šventė 50 metų jubiliejų kultūros namuose. Kokiais vėjais, Kėdainius? Malonu tikrai tave matyti. Mokykloje, kur tu pradėjai kelionę didžiąją muziką. O gal vėl grįši pas mus pasidarbuoti? Atsimeni, kaip bibliotekai tu vedėjai kompozicijos pamokas? Dabar patalpos ten yra geresnis negu tada buvo. Tad aš tikiuosi pagalvok apie tai. Nu gerai, tave praleidžia tolyn. Susitik su kolegom, kur tu tikrai senai nematei. Antanėli, labas. Kaip smagu tave matyti. Senokai nesimatėm, ar ne? Kaip čia Kėdainiuose, kokiais vėjais. Tikrai labai smagu matyti. Ir ne tik, kad aš taip į tave kreipiuosi. Antanėli, aš tave pažįstu tikrai labai senai. Tai nuo vaikystės. Sveikas atvykęs į šiuos vaikystės muzikos namus. Ir tau įspūdžių. Iki. Gerai, O, labas, Antanai. Antanai, čia. Kaip smagu tave dabar matyti. Užeik čia. Gerai, kad nėra mokinių klasėje, nes galėsim pasišnekėti. Man atrodo, dabar neseniai tik grįžai, kad aš to skambinau, sveikinau su gimtadieniu, to lyg tai buvai išvažiavęs Milane, kur ten atrodo. Nes tu sakė, grįžai iš Atėnų ir vaikštai su Koršunovu po Milaną. Tai smagu, kad nu dabar į namus ir pas mane čia atvažiavai. Mano mokiniai dažnai žiūri tas nuotraukas ir tėveliai, kada ateina mano klasėje, čia sėdi, žinai, ir dabar sako, čia tai visi vaikai, o kas čia toks, sako, toks jau su ūsais, su barzda. Aš nesakau, nu tai mano kompozitorius. Tai žinai, taip nustemba. O mokiniai sako, tai tikriausiai jis labai gerai mokėsi. Nu, žinot, aš sakau. Tai jau kaip ir visi mokiniai būdavo visko. Bet žinai, visų pirma, tai aš tave prisimenu, kada tu buvai mažiukas, o tarp kitko, tai tu buvai vienas iš pirmųjų mano tų mokinių. Todėl, kad aš porą metų pirmokų neturėjau ir po to aš jų, kai gavau, tai gavau tikriausiai 5. Tai buvo labai daug. Ir iš tų mokinių tu, tarp kitko, labai įsiskiriai. Todėl, kad su tavim buvo labai įdomu dirbti, nes vis to kažkas atsitikdavo. Visų pirma, pradedam groti, tai tu prikuri kažką tai kitą ir sakai. Sakau, kodėl tai padarei, Antanėli? Man tai gražiau. Nu, tai aš tai pagalvodau, garbė žodis, kažkas iš to vaiko bus, nes jis yra visai kitoks. Tavo skambesį
išdygo mažas daigas troškimų. Pavasaris atslinko. Arba tu prisimeni, kai kai Žemaitės gatvėje mes ten gyvenom, tu iš savo namų bėgi vakare su šlepetėm per sniegą. Atbėgi pas mane, sakai, mokytoja, man ausyse muzika skamba. Nu tai sėsk. Dabar jis atsisėdi pas mane, prisimenim, atsisėdi, pradedi kažką tai groti. O aš, matyt, vis tiek tokio neturėjau ir gal ir, nemokėjau užrašyti tavo muzikos, nes tu labai norėdavai dažnai, kad aš mokytau užrašykit, nes man taip skamba. O būdavo ir taip, kad atbėgi ir sakai, man skamba muzika. O sakau, kur tai girdėjai? Radijoje. Per radiją. Ir tu kažkur tai surinkdavai tą melodiją, čia būdavo gal ne tavo, bet su tavo kūrybos priedų kažkokiu. Bet tai tu buvai labai savotiškas tikrai vaikas. Ir mano vyras vis sakydavo, kai pasižiūrėjau pro langą, žiūrėk, tavo kompozitorius bėga Antaniukas. Atskrido paukštė neįprastu dvelksmu. Sutaikyt su dangum nuo uždaro tvirtumo užsisklendus. Pabūk lokiu, pabūk vilku, bet neužmiršk giedojimo vaikų. Gyvenimo trapumas nuskubėjo, pabeldė į duris kažkas ramiu balsu. Ir iš vis tu buvai labai įdomus vaikas ir to, kad su tavim buvo galima dirbti, buvo spalvomis. Ar tu prisimeni, kaip mes polifonijas grodavom spalvotas? Nebereikalo, gal dabar yra tavo ir piešiniai, nes tu sakėjai, ir aš tarp kitko mačiau piešinį, pas tavo brolį mačiau, ant sienos kaba kažkoks toks kosmosas. Ir matyt, nebereikalo tie mūsų tas darbas spalvomis, tai ir buvo, nes tu, pavyzdžiui, piešiai man polifoniją. Vieną balsą geltonai, po to tu atnešdavai, kitas raudonai, ten kitas mėlynai. Tu man atneši visą tokį piešinį, pripaišyta ten visko. Aš kartais net nesuprasdavau. O tu man sakai, čia pinasi tos spalvos. Prisimenu vieną kartą, kai tu buvai toks mažiukas, nežinau, gal kokioj 3 klasiai. Ir mes apie spalvas, kai pradam šnekėti kažką, o tu man sakai, mokytoja, o jūs žinot, kaip Čiurlionis kokiais dažais tapė? Pastelė. Ir taip, ir dėžėjai, tik tai mane pamokydamas, šaunuolis, tu tikrai šaunuolis. Na va, tu ateis Dominikas ir aš tau noriu tokį kūrinį vieną sugroti. Ir man įdomu, ar tu jį prisimeni. Ta kūrinį tu grojai Dvariono konkurse, tada ir taip, nežinau, kelintasis čia buvo, bet kada tu tapai diplomantu. Ir tą kūrinį aš retai kam duodu, nes tikrai tu labai tada gražiai atlikai. Labai, nes labai daug buvo pagirų, kada jau po tavo sugrojimų buvo. Ir dabar Dominikas, kai pagrojo tą kūrinį, gal panašiai kaip tu, bet trupučiuką vis tiek buvo garsų, tas gylis, trupučiuką gal kitoks, jeigu nepyksta Dominikas, kad aš taip pasakiau. Ir dabar aš prisimenu vieną dalyką, žinai, galbūt aš norėčiau dabar tavęs ir atsiprašyti. Sudegink širdie kartėlį, rankos sustirę, lūpos suskilę, merkitės akys. Krantas neižvelgiamai toli. Kada mes grįžom po konkurso ir tai buvo žiemos, reikėjo vesti pažymius, tada buvo 5-balė sistema. Ir žinai, jeigu tu tą prisimeni, aš tau išvežiau ne 5, o 4. Pridėjau dar pliusą. Ir žinai, ką pasakiau pusmetį. Jeigu tu būtum laureatas, aš to tikrai išvežčiau 5. Bet dabar truputį matyt trūko mums. Tai bus 4.
Nu, tu matyt nesupykai tada, bet tu žinau, bet praėjo tiek daug metų, o aš vis tiek visą prisimenu ir dabar pas mane taip pat yra konkursantų, jie visi gauna 10-ukų, žinai. Dabar tai aš rašyčiau už visus tavo darbus, tiek, kiek tu esi padaręs, rašyčiau ne tai, kad 10, rašyčiau 11. Aš prisimenu tokį dar atsitikimą, paauglystę tavo. Ateini tu pas mane į pamoką ir sakai, žinot, mokytoja, aš į diskoteką labai skubu ir tai jau grot natų aš kaip ir neturiu. Gerai, sakau, Antanai, dabar prisimink, kaip sakiau. Tai sako, gerai, o dabar tai ką? Iš ką mes grosim? O tu man tų laikų parodai, mokytoja, atidarai taip savo sakvojažą, vadinamą tokį portfeliuką ir sakai, o kokį čia man dabar kaklaraištį užsidėti, ar čia man užsirišti tą kaklaraištį, ar man skarelį užsirišti. Nu, aš sakau, tai gal skarelė geriau. Nu, jam matyt, kaip kompozitoriui gal tiktų tą skarelę. Mokykloje nueinu pas pavaduotoją, skambinu, tavo tėvelis atsiliepia ir aš jam sakau, kaip ir visada. Žinot, labai norisi, kad daugiau Antanėlis padirbtų. O jau matyt, aš tėvukui taip nusibodau. Tėtis ir sako, žinot, sako, ką daugiau su juo sako, tai tegu senai kareiviškus batus ir bus santechnikas. O aš taip galvoju, viešpate. Sako, žinot ką, į kareiviškus batus, sakau, vis tiek jis įlips, todėl kad tada visus į armiją ėmė. A vat santechniko iš čia tikrai neišeis. Todėl kad galbūt jis ir vinies negalės įkalti. Nu, nepik, vinį tai tu pats ir moki įkalti, žinau, kad tu ir namuose remontą pasidarai, dar vienu žodžiu tai. Bet aš labai tavim džiaugiuosi ir žinai, taip pamačius praėjo jau, jeigu taip, 12 000 dienų nuo tavo viso baigimo. Ir per tą laiką buvo baigta Juozo Gruodžio, vadinama dabar konservatorija, baigta akademija ir fortepijonas, ir kompozicija, ir tavo kūriniai dabar skamba ne tik Lietuvoje, skamba ir visur. Ir aš labai džiaugiuosi ir esu labai laiminga, kad aš turėjau tave tokį iš savo kelyje. Gal turėsiu dar mokinių tokių, bet jau tokių kaip tu jau tikrai jau ne. Ir labai džiaugiuosi, kad tas fortepijonas, kuris gal kartais tau būdavo ir nelabai mielas, nes tu buvai labai spaudžiamas, bet tas fortepijonas tau dabar tapo tavo duona, tavo praktika, tavo menas. Ir aš esu tuo labai laiminga. Ir tau linkiu viso pačio geriausio. Skamba tegu muzika tavo ir pas mus Lietuvoje, ir už jos ribų, filmuose, spektakliuose, rodyk tu save. Ačiū tau už tai, kad aš tave tokį turėjau. Pakeltos laivo burės, suvelti plaukai, šaltis krūtiniai, naujos žemės.
Стоп. Kieno čia telefonas?